Lietuvos švietimo sistema ugdo tobulus padalijus, bet ne vadovus. Keista, kaip jaunimas informacinėme amžiuje vis dar yra ruošiamas pagal industrinio amžiaus principus. Prisiminkite, kokios pamokos buvo svarbiausios mokykloje? Matematika, lietuvių kalba. Ačiū. O dabar pasakykite, kaip yra matuojamas žmogaus intelektas? Testais kažkokiais. Ar teko girdėti tokį terminą kaip intelekto koeficientas? Tai va, intelekto koeficientas yra matuojamas atsižvelgiant tik iš daugelio intelektų sričių. Tai yra lingvistinis arba kalbinis ir matematinis vardas. Vis dėlto, aš norėčiau pakalbėti apie 10 intelekto sričių. Nes nepelnyti užmirštos tos, kurios yra labai svarbios. Ir mano nuomonė, būtent dėka šito dalyko, Lietuva yra viena iš paskutinių Europos Sąjungoje pagal verslumą. Taigi pradėsiu nuo Hovardo Gartnerio, Harvardo universiteto profesoriaus, išskirtų 8 intelektų rūšių. Pirmoji, tai kaip jūs ir minėjote, yra lingvistinis, taip pat loginis matematikas. Čia jokių problemų, mokykla su to tvarkosi puikiai. Tačiau dar yra ir naturalistinis, erdvinis, muzikinis, kinestezinis, egzistencinis ir tarpasmeninis. Žymus asmenybės tobulėjimo guru Robertas Kiyosakis taip pat prideda ir finansinį intelekto svarbą. Bei pastaruoju metu vis labiau populiarėja emocinis. Kurias iš šių sričių ugdo mokykla? Kalbėti. Kalba, matematika, viskas puiku. Naturalistinio, erdvinio, muzikinio ir kinestezinio intelekto ugdymu užsiema daugiau specialios mokyklos. Tai yra sporto mokyklos, dailės, įvairūs būreliai, nes mokykloje jom nėra skiriamas atitinkamas dėmesys. Tačiau, kas ruošia žmonės suprasti tiek save, tiek kitus? Kas moko juos bendrauti? Kas moko valdyti finansus? Arba savo ir kitų emocijas? Vakar kalbėjau su vienu žymiu verslininku, Žilvinu Grigaičiu. Ir jo paklausiu, kokios savybės jums leido pasiekti tai, ką jūs pasiekėte? Žilvinas paminėjo atvirumą, gebėjimą bendrauti su žmonėmis ir juos suprasti. Nežinau, galbūt per klaidus praleido, kad jam labai padėjo gebėjimas daryti lingvistinės teksto analizės, puikiai spręsti trigonometrinės lygtis. Gali būti. Tai vis dėlto, kas rūpinasi šių gebėjimų? Su džiaugsmu galėčiau jums pranešti, kad jau yra kita organizacija. Tai yra savanoriška organizacija kitas variantas, kurios veikloje dalyvauju ir aš. Ir būtent ši organizacija orientuojasi į tuos įgūdžius, kuriuos švietimo sistema, nežinau, sąmoningai ar ne, tiesiog pamiršo. Kito varianto mokiniai mokosi kelti tikslus, mokosi planuoti savo laiką, mokosi atrasti savo talentus ir juos panaudoti. O taip pat būti aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyviai. Pagalvokite, kuris variantas priimtinesnis jums? Mes ir toliau galime būti trigonometrijos genijais, puikiai spręsti lygtis, bet nemokėtume. Arba galime pokyčius pradėti nuo savęs. Ką aš siūlau daryti? Kai jūs rašysite komentarus man, aš jums išdalinsiu paskus, kuriuose kiekvienas galėsite pasitikrinti, kaip kiekviena iš šių intelektų rūšių yra išlavinta būtent pas jūs. Viliuosi, kad tai priversiu susimąstyti. O susimąsčius ir veikti. O veiksmai yra tokie. Aš kviečiu jūs prisijungti prie kito varianto, be to kviečiu ir paaukoti 2% nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio šitai organizacijai.
Tai jums nieko nekainuoja, tai yra paprasta ir jūs prisidėsite prie jaunų žmonių. Nes kas, jeigu ne mes, turime galę pakeisti tiek savo, tiek jaunimo, tiek visos valstybės ateitį.